Nu labas, ko jūs ilga nesimatėm? Nesimatėm ilga, nes iškėlė turiu nesklandumų. Man telefons va ir toks dabar. Žodžiu, audio knygas baigęs. Telefons sušlapa ir gal sakyt nelaba beveik, kad galėčiau audio knygas klausyt. Ir aplamai dabar kito darbo pozicijo, kur nelaba galėčiau kažkokių klausinės klausytis, nei kažkokį podcastą, nei knygas, nes tiesiog jau ten daugiau smegenų, reik rašyt, reik dėliot, žodžiu, greit reik suktis, tai po 3 savaičių turėčiau būt Lietuvoj ir su knygom turėtų būt stipresni video. Tai va šiandien pašnekėsim apie knygą Jūs esate placebas, katru man parekomendavo va tas Šaun žmogėlis. Dėkui tau, dėkui lava, labai įdomi knyga. Parašė Joe Dispenza. Apie Joe Dispenza aš jau gana ilgai žinau, tik aš jau nuo tą pusę ir skeptiškai žiūriu, ir tada ir neutralią tą pažiūriu. Na, įdomus žmogus. Tai va, jūs esate placebas, apie tą knygą pašnekėsim. Ir, kaip ir suprantat iš pavadinimo, daug šneka apie placebą. Pats autorius pasako savo istoriją, kaip buvo partrenkė ir jums buvo susilaužęs stuburą slankstelius. Ir jums anus išsigydė tiesiog savo mintim, savo pozityviu mąstymu, tam tikrom mintim, meditacijom. Slankstelis, įsivaizduojat savo slankstelis. Nu, tokia ir istorija. Ar jinai tikra, ar jinai netikra. Bet yra labai daug aplamai pasaulyje istorijų, kaip žmonės vėžį išsigydė ir aplamai visokias ligas, kur atrodo jau viskas, tu čia gal numirs, arba tiesiog turėsi vis gyvenimą nešioti ir anas kažkur dingsta. Tai gal čia irgi teisybė, bet sunku patikėti, kad slankstėlis. Nu, tai va, to knygos ten detalė parašo, kaip ons kentėjo, kaip ons varga su ta trauma ir kaip ons priėjo prie to. Nu, nam ten daktaras sakė, kad tau dėsim varžtus ir taip toliau, bet ons tiesiog buvo užsiciklins, kad aš galiu kažkaip kitaip ir ons savai išsigydė savo mintim. Nu, ir aplamai to knygo labai daug rašo apie placebo, apie daug mokslinių tyrimų, kaip, sakykime, žmogų, katras turi depresiją, net klinikinę. Anam daktaras pasiūlo naujus stipresnius antidepresantus. Katrai yra tiesiog tabletė, cukraus tabletė. Ir ons išgeria to cukraus tabletę, bet ons nežino, kad čia yra cukraus tabletė. Ons išgeria stipresnius naujus antidepresantus. Ir staiga ons palikt, nu vėl atrodo geriau jautas, nebesijaut toks depresyvių tokių minčių nebijaut, jausmą. Ir ons jautas geriau ir ons tam daktarui sako, oho, kokie geri antidepresantą. Arba irgi ten tokių visokių eksperimentų, kad tiesiog įduot žmonėms vaistus ir įduot žmonėms netikrus vaistus ir rezultatai ir tokie patys. Ta prasme, tu vien galvodamas, kad tu išgeri vaistus, tau sveikato, tau ne tik tas smegenys, bet tau pačio fiziniam kūne dar tyrimus. Ta prasme, pats fizinis kūnas pasikeitė į gerųjį, ta prasme, pojūsį kažkas pasikeitė. Ne tik tas mintys, bet pats kūnas. Tai to knygų yra labai daug kalbama apie to minčių galią. Autorius netgi išskiria, kad mūsų ta tokia sąmonė sudaro tik 5%, o 95% visko sudaro pasąmonė. Tai čia tas subconscious mind ir kad mes tinkamai naudodami savo pasąmonę galim labai daug padaryti gerą savo ir aplamai. Ten šneka ir apie genetiką. Apie genetiką aš dar tik negaliu daug šnekėti, tik tas kelias knygas perskaitęs, bet tai ten ir sudėtingi terminai. Ir apie kvantinę fiziką irgi negaliu šnekėti apie tai, nes irgi esu perskaitęs, kad ir 10 knygų, bet vis tik nesijautų, kad galėčiau apie tai šnekėti. Aš atrodo, suprantat, mintis aš atrodo suprantu, bet ką reikia žodės paaiškinti arba ir sudėtinga. Bet manau, jums tikrai būtų įdomu paskaityti, kas tikrai
kaip sakant, turėtų tokį atvirą galvą, open-minded esat į visokius dalykus. Aišku, dabar šias laikas, kad mes gyvenam tokio, nu, tam kapitalistiniam tokiam reikal, kad kartais žmonės bet ko parašo, bet ko primalon, kad tik tas gautų dėmesios, kad parduotų. Ir kaip sakant, ir daug visokių nesąmonių būna. Tai sunkia kartais ir, bet vis tiek domėtis, skaityt, būna tikrų istorijų, būna netikrų istorijų, bet kas domas, o kas tikra. Nu, pavyzdžiui, aš tikra esu daug girdėjęs ir iš senų žmonių daug dalykų, kaip ligas išsigydo. Ir tas laikas nei internet nebuvo ir nei aplamai net neturėjo jokių prasmių tau meluot, nes ani neturėjo tau nei kažko parduot, nei ko ta prasme. Ir aplamai visokių tų dalykų, nu, kiti šneka apie traukos dėsnį, kiti tiesiog apie vizualizaciją, kiti, nu, daug ir įdomių dalykų, o kaip iš tikrųjų yra, aš nežinau. Bet kas domas tas dalykas, jūs esate placebas, manau, būtų tikra šauni knyga. Vienas netgi irgi apie meditaciją daug šneka, va, vien medituodams tam tikrom mintim, tam tikrą laiką tam skirtams tu gali išsigydyti savo kažkokias ligas, nu, nepatogumus ir taip toliau. Tai rekomenduočiau aplamai paskaityti gal daugiau Joe Dispenzas. Arba tiesiog, jei nenorit labai daug laiko investuoti, galit susivesti Joe Dispenza ir YouTube rasit žmogų, pasiklausysit ir tada pats nuspręsit, ar jūs galite nutikėti, ar jums tiesiog ir, kaip sakant, eilinis irgi con artist, nu, kur tiesiog jums šnek ir nieko neįvyksta ir tiesiog parduot produktus ir viskas. Tai ko dar galėčiau išskirti to knygų? Ko dar galėčiau? Ai, nu buvo tų knygų, va, įdomi istorija. Tik nežinau, ar tų knygų gal maišau su panaši knyga, bet papasakosiu vis tiek. Nu, buvo taip, kad, man atrodo, vyrs išsiskyrė su moterim ir ta moteris, nu, prakeikė, kaip vudu tu prakeiksmą, ne? Ir kažkaip ten pasakė, kad tau kažkokia ten liga ar kažkokia dryža skrandį atsirasi, tu numirsi. Nu, tai visiškai nesąmonė, ne? Ir tas žmogus, tas vyras, kažką patikėjo, kad, nu, tikėjo tas vudu prakeiksmas ir mums patikėjo, kad tikranam kažkur ten skrandį į kažkokį dryžą, į kažkokį gyvį ir taip toliau. Ir nam pradėjo ten blogą darytis ir taip toliau. Ir mums daktarų prašė pagalbos ir taip toliau. Ir ten tas daktaras tyrimus padarė, nu tikrai tas žmogus tenas labai menka, tenas atrodo, kad jis jau numirs viskui, tas daktaras anam padarė, tipo, sako, aš tau padarysiu taip, aš tau suleisiu tus vaistus ir tau vis tai dryža tiesiog ten išmirs ir, nu, žodžiu. Tai tas daktaras tiesiog pasiėmė didelį švirkštą, tu švirkštą pritraukė tokių kaip vaistų, sakykim, nu, tiesiog tokį tirpalą, katras priverčia žmogų vemti, nu, išsivemti visą skrandžio turinį. Nu, ir praeina 15 minučių, tas sergantysis išbėga vemti. Ir tas daktaras paėmė kažkokį tokį kaip guminuką, žinau, kaip guminė, kaip kažkokį dryžą, tipo tokį imitaciją. Ir bam, įmetė tų dryžą, tipo į kriauklę. Ir sako tam klientų, ne klientų, tam sergančiajam. Sako, žiūrėk, tipo, išvėmė tų dryžą. Tas pamatė dryžą, akis išsprogo. Sako, nu, jis išvėmė. Ir po to kartą viskas, jums nepasijaut bloga, nebeserga, vėl žmogus kaip žmogus. Nu tai va, tai kiek yra ta minčių galia, kiek tu gali savį tikinti, kiek tu gali prisigalvoti visokių nesąmonių. Dar va viena istorija irgi, kaip ten darė sąnarį kelieną operaciją, ten skaut kelienas reikia pakeisti visko, paėmė daktaras, tiesiog prapjūjo ir užsiuvo, niek nepakeitė. Tam irgi sergančiajam, sakykim, tas, kad ir turi problemų su tas kelienas, vėl viskas gerai, vėl nieks neskauda. Kaip tas veikia,
kaip tas placebs veik, kaip mūsų kūnas veik, mes tą daug niek nežinom. Daug, sakau, galbūt apsišaukėl, bet aš tiesiog pagalvoju, kiek vis tiek mokslas eina į priekį, nu, kaip ir su tuo, ane, gut feeling, su tom žarnynu, kad va žarnynas irgi ir susisieis su visom smegenim, kad čia visi tai, nu, viskas ir susisieis. Mes dar tiek daug niek nežinom. Mes daug žinom, bet tuo pačiu irgi tiek daug nežinom, kad aš manau, po kokių 20 metų, 15 metų mes bus vau. Nu pagalvokit, ane, prieš kokį 20 metų mes dar turėjom tuos mygtukinius telefonus. O dabar jau kiek visko turim, jau gret su tas akines vaikščiosim į tie akinę normaliai atrodys ir veldžiant, kur mes matysim. Jau Elonas Muskas jau keliems žmonėms, man rodo, jau yra idėjęs tų, nu, kaip mums ir tas, nu, į smegenis yra idėjęs tų čipą ar kaip mums ir. Tai sakau, man labai įdomu, kaip viskas klostysis ir įdomu ir paskaityt ir pasidomėti. Dar kartą ačiū tau, kad parekomendavai man tą knygą, nors aš ir žinojau Joe Dispenza, bet kažkaip apie jo knygas taip labai daug nesidomėjau. Labai gerai susiklausė, ilga knyga. Tai va, su knygų apžvalgom tiek, po kol kas padarysim tokį pertraukėlį, nes tiesiog telefonas ir šlaps ir nebega klausytis audio knygų. Tai kai grįšiu į Lietuvą, kaip ir sakiau, pasistengsiu to kokybę padaryti geresnį, paklausius, perskaitęs knygų. Gal pabandysiu, sakau, tiesiog padaryti tokius kaip skaidrės, pašnekėsim detaliau. O dabar teik. Tai teik va šitą. Ačiū Jums, kad žiūrit, ačiū Jums, kad klausotės ir laiminga. Ir žiūrėsim, kaip toliau čia viskas bus. Dabar parvažiuosiu į Lietuvą, Lietuva bus mėnesį, pasistengsiu kuo daugiau prifilmuoti Jums įrašų. Nu, ir stengsiuos įdėti daugiau dūšios į tų kanalų. Tai ačiū Jums ir iki kitų kartų.